Sveiki, su jumis tinklalaidė Pirmadienio mazgas ir aš Nuodų LT autorius Polas Mažeika. Jeigu nežinote, Pirmadienio mazgas yra Nuodų LT tinklalaidė, Nuodų LT yra mano straipsnių svetainė apie techniką ir daiktus. Pirmadienio mazge taip pat kalbėsime apie techniką, apie daiktus, apie istoriją, apie keliones ir panašiai. Šį kartą noriu jums papasakoti apie kelis dalykus, kurie yra jaunesni nei galbūt mums atrodo. Nes žmogus žino tik tai tam tikrą laiko juostos atkarpą, kurioje gyvena ir viskas, kas buvo prieš mums atrodo kaip praeitas amžius, praeitas pasaulis, kuris yra nepasiekiamas ar nepažįstamas. Pavyzdžiui, ar žinote, kada buvo pagaminti paskutiniai automobiliai su garo varikliais? Aš jums apie tai papasakosiu. Bet visi dalykai, kurie buvo sukurti prieš mums gimstant, atrodo seni. Tai yra savotiškas toks laiko juostos iškreipimas, kuris yra tiesiog susijęs su tuo, kad mes gyvename savo amžiuje ir nepraeitame amžiuje. Pavyzdžiui, mokykloje mes mokėmės apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, apie kovo 11, apie sausio 13 įvykius, apie sovietmetį. Ir mums atrodė, kad tai yra labai sena istorija. Tačiau iš tikrųjų tai buvo mažiau nei 10-mečio senumo istorija. Tie prisiminimai buvo ne tik gyvi, bet ir vis dar aktualūs. O mums tiesiog mažiems vaikams tuomet atrodė, kad tai yra labai sena praeitis, tokie senukų pasakojimai ir mums atrodė, kad tai yra tiesiog praeities dalykai, kurie yra su mumis visiškai niekaip nesusiję. Bet dabar žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tai buvo mažiau nei 10-mečio įvykiai ir dabar jeigu pagalvočiau, kas įvyko prieš 10 metų, tai man atrodo labai netolima istorija. Bet netgi žiūrint šiek tiek toliau, tai yra į antrąjį pasaulinį karą, ta istorija atrodo kaip absoliučiai vos ne viduramžiai. Tačiau vis dar yra gyvų žmonių, kurie ne tik matė tą antrąjį pasaulinį karą, bet ir prisimena patį Hitlerį. Buvo labai daug žmonių, kurie buvo vaikai ir buvo priversti kariauti tame Berlyno žlugimo laikotarpyje. Yra žmonių, kurie naikino tankus antrojo pasaulinio karo metais. Dabar, man kalbant į šį mikrofoną, kažkur gyvena žmonių, kurie naikino tankus antrojo pasaulinio karo metais. Jei kalbėtume labiau apie technologijų pažangą, tai mokykloje turėjome mokytojų, kurie mums pasakojo apie tai, kaip buvo įvesta elektra. Pasaulio be elektros aš net negaliu įsivaizduoti, nes viskas, ką aš dabar matau prieš savo akis, viskas naudoja elektrą. Mūsų civilizacija yra pastatyta ant elektros. Ir kadangi aš pats užaugau ir mes visi, mano klasiokai užaugo su elektra, su televizoriais, su žaidimų kompiuteriais, su magnetolomis ir panašiai, mums tas pasaulis prieš elektrą atrodė kaip, nežinau, kaip pasaulis prieš Kristų ar kažkoks labai tolimas laikotarpis. Bet tiesa yra ta, kad daug kaimų elektros sulaukia tik 70-ame dešimtmetyje. Ta elektrifikacija įvyko sparčiai, bet įvyko sparčiai labiausiai prie miestų. Ir tie mokytojai, kurie mums pasakotos prisiminimus apie elektros įvedimą, jie net nebuvo labai seni. Šie Pirmadienio mazgo laidoje apie tai ir pasikalbėsime. Papasakosiu apie 5 įdomius dalykus, kurie yra, galbūt yra jaunesni nei mums atrodo. Bet prieš tai noriu pakviesti į šio įrašo aprašymą, kur rasite aktualias nuorodas. Tai rasite nuorodas į Nuodų LT straipsnis, kuriuos aš rekomenduoju, kurie mano nuomonė tinka šiai temai. Taip pat rasite nuorodos į socialinius tinklus ir nuorodą į Nuodų LT Contribui. Nuodų LT Contribui galite tapti Nuodų LT rėmėjų. Nuodų LT turinys buvo ir bus nemokamas, įskaitant ir šią tinklalaidę. Bet tiesiog, jeigu norite už tai padėkoti, galite tai padaryti prisijungdami prie Contribui. Aišku, aš dėkoju visiems rėmėjams, bet ir tiems žmonėms, kurie tiesiog klauso, skaito, komentuoja, peikia ir giria. Taip, pradėkime apie tos dalykus, kurie, mano nuomonė, yra jaunesni nei galbūt atrodo dėl to mūsų laiko juostos iškreipimo, kuris yra susijęs su tuo, kad mes pažįstame tik tą atkarpą, kurioje gyvename. Tyrinėdama šią temą aš pažiūrėjau kelius sąrašus. Žinote, tos internetinius topus, kuriuose tiesiog išvardinti dalykai, kurie nėra tokie seni, kaip daugelį atrodo. Tuose sąrašuose buvo minimi tokie dalykai kaip pavyzdžiui, antibiotikai arba kredito kortelės. Antibiotikai paplito tik po antrojo pasaulinio karo. Ir, jūs esate vienas iš žmonių, kuris tikriausiai turėjote naudos iš antibiotikų. Taip pat buvo paminėti tokie dalykai kaip trumpieji pagalbos numeriai, tai 911 JAV ir 112 Europoje. Bet aš norėjau savo sąraše išvardinti labiau tokius su technika susijusius dalykus. Ir aišku, norėjau sukurti savo originalų sąrašą, neparemtą kažkokiais kitais, nes Nuodų LT yra originalaus turinio svetainė. Bet vieną dalyką aš iš tų sąrašų vis tiek pasiėmiau. Tai yra koridorius, nes tai mane nustebina. Koridoriai tai tie praėjimai, nežinau, ar galim jūs vadinti praėjimas, bet
tie tokie kambariai jūsų namuose, įstaigos ir visur kitur yra tiesiog savaime suprantamas dalykas. Bet kada jūsų manimų jie iš tikrųjų paplito? Anglų architektas Jonas Thorpas yra laikomas vienu iš koridoriaus išradėjų. Bent jau vienu iš tų architektų, kurie pradėjo naudoti koridorius ir buvo už tai giriami apie tai aprašyti. Koridorius į savo braižytus pastatus jis ėmė įterpti 1597 metais. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jau nebebuvo, o koridorius tik atsirado po to. Tai iš tikrųjų yra labai, labai vėlai. Bet negana to, koridoriai nepaplito. Tai yra Thorpas į savo tuos pastatus pradėjo įterpti koridorius 16 amžiaus pabaigoje, bet jie nepaplito, jie neprigėjo. Koridoriai dažnai egzistavo kalėjimuose, viešbučiuose, tokiuose pastatuose, bet gyvenamosiuose pastatuose jų tiesiog nebuvo. Ir nebuvo dėl to, kad koridoriui reikia nemažai erdvės, kai statai namą su koridoriumi, reikia papildomų sienų, dažnai langų ar panašiai, tai yra brangesnis dalykas. Bet to, kai kuriuose pastatuose žmonės norėjo, kad oras cirkuliuotų laisvai, tai tiesiog visi kambariai būdavo pereinami. Ir koridorius nepaplito. Koridoriai po truputį pradėjo plisti jau 17 amžiuje, bet ir tai ne visur. Daug kur pereinami kambariai liko tokia norma standartų, nes jie tausojo erdvę, buvo pigesni įrengti. Koridoriai po truputį tapo dažnesni dideliuose tokiuose namuose, dvaruose, rūmuose, bet irgi tik šiek tiek po truputį. Jeigu jūs keliausite kur nors Europoje ir užsuksite kokius nors istorinius rūmus, pastebėsite, kad iš vienos mėnesį į kitą, iš vienos mėnesį į kitą, iš vienos mėnesį į kitą. Ir kartais tose perinamuose kambariuose netgi yra, pavyzdžiui, karaliaus miegamasis, svečių miegamasis ir tiesiog iš vieno kambario eini į kitą. Ir tai yra tokia įdomi architektūros detalė, kuri man pačiam buvo gana netikėta, bet yra logiška, nes iš tikrųjų aš esu buvęs labai daug įvairių rūmų, nes keliaudamas aplankau panašias vietas, karališkus rūmus ir panašiai, ir ten dažnai koridorių nebūna. Tai yra kambariai yra pereinami. Koridoriai rimčiau taip išpopuliarėjo tik 18-19 amžiuje. Žmonės tūkstančius metų gyvena, bet koridorius jie pradėjo pasirinkti tik 18-19 amžiuje. Ir tie koridoriai išpopuliarėjo daugiausiai dėl to, kad žmonės norėjo privatumo. Ypač tuose aukštesnės klasės pastatuose, kur buvo tarnų, svečių, sargybinių ir panašiai, tiesiog jie nenorėjo, kad tarnai vaikščiotų po karaliaus miegamai, kai karalius to nenori ir panašiai. Tai koridorius yra gana jauna architektūros detalė. Bet pakalbėkime apie techniką. Aš beje pasirinkau kalbėti apie 5 dalykus, dėl to, kad aš norėjau, kad ši laida būtų pakankamai trumpa, nes man atrodo, kad tas laikas tarp pusvalandžio ir valandos yra optimali pirmanio mazgo trukmė. Aš šios laidos pradžioje jums uždaviau tokį klausimą. Aš klausiau, kada jūsų manymu buvo pagaminti paskutiniai automobiliai su garo varikliais. Garo variklis yra, kaip suprantate, tas įrenginys, kuris tą savo galę sukimo momentą sukuria ne vidaus degimo pagalba, o išorinio degimo pagalba. Būtent dėl to taip ir yra. Kodėl mes vadiname vidaus degimo varikliu? Nes garo variklis turi išorinio degimo kamerą. Pasilenkę po garo automobiliu, jūs tikriausiai pamatytumėte liepsną. Galbūt, nebūtinai kartais yra uždara sistema, bet galėtumėte pamatyti liepsną. Liepsna yra tarsi tas liepsnos degiklis, tai yra atskira detalė, tai nėra garo variklio detalė. Tai yra garo generatoriaus detalė. Taigi, kada buvo tokie automobiliai pagaminti vėliausiai? Prieš tai noriu jums pasakyti kelius faktus, tiesiog kad suprastumėte kontekstą. Štai 3 dalykai, kurie turi vidaus degimo variklį. Benz Patent Motorwagen. Tai yra pirmasis praktiškas modernus automobilis su vidaus degimo varikliu, buvo surinktas 1885 metais. 1885 metais žmonija jau turėjo praktišką automobilį su vidaus degimo varikliu. Ir iškart po to pradėjo kurtis kiti gamintojai. Peugeot, Citroen šiek tiek vėliau. Visi tokie pagrindiniai gamintojai pradėjo kurtis gana anksti. Kartais 19 amžiaus pabaigoje, kartais pačioje 20 amžiaus pradžioje. Ford Model T
yra pirmasis toks tikrai masinės gamybos automobilis ant 4 ratų pastatęs didžiąją pasaulio dalį. Jis buvo gaminamas nuo 1908 iki 1927 metų. Gana ilgai ir buvo neįtikėtinai populiarus. Kai kuriuose pasaulio dalyse JAV dauguma visų automobilių buvo Ford Model T. Pirmajame pasaulinėme kare, kuris vyko nuo 1914 iki 18 metų, jau važinėjo tankai. Tai yra pirmasis karas, kuriame buvo panaudoti tankai. Tie tankai turėjo vidaus degimo variklius. Tai, turėdami šį kontekstą omenyje, pasakykite, kada jūsų manymu buvo pagaminti paskutiniai automobiliai su garo varikliais? 1931 metais. Tai yra neįtikėtinai vėlai. Neįtikėtinai vėlai. Nes, kaip žinote, vidaus degimo variklis, jis visiškai išstūmė garo variklį, bet 31 metais buvo gaminami ir garo varikliai, ir automobiliai su garo varikliais, ir automobiliai su vidaus degimo varikliais. Ir tai yra iš tikrųjų neįtikėtina. Aš jums papasakosiu kodėl, bet paskutinis Doble markės pasispardymas įvyko tais 1931 metais. Tai yra jau po to, kai Ford Model T buvo nebegaminamas. Iš tikrųjų, netgi iki Volkswagen kūrimo pradžios buvo nedaug laiko. Volkswagen kūrimo pradžia laikomi 1934 metai, kai Hitleris davė įsakymą pradėti kurti tą automobilį, kuris taptų liaudės automobiliu, kuris tapo Volkswagen vabalu. Doble yra garsiausia garo automobilių markė, amerikietiška markė. Jai kūrė Doble broliai Abneris, Williamas, Jonas ir Warrenas. Jie buvo tokios didelės pramoninės šeimos nariai. Jų tėvas buvo labai garsus išradėjas. Ir jie nuo 1909 metų kūrė automobilius su garo varikliais. Jie išvystė labai gerai žinomą markę, kuri garsėjo savo technologijomis. Tai yra tas garo automobilis buvo žinomas dėl savo technologijų. Netgi tais laikais, kai vidaus degimo varikliai jau egzistavo. Jie buvo tiesiog technologiškai pažangus, nebūtinai žvilgsnis į ateitį, bet jie buvo labai labai geri. Garo automobiliai apskritai buvo gaminami ilgą laiką, bet niekas nekūrė tokių gerų garo mašinų kaip Doble broliai. Garo mašinos turėjo daug problemų. Visų pirma, prieš kelionę jas reikėjo labai ilgai pašildyti. Reikėjo tiesiog ne to žodžio prasme, užkurti savo automobilį, užžiepti jame liepsną, kad jis šiltų, jis generuotų garą ir tik jau sugeneravus tam tikrą garo srautą buvo galima pradėti kelionę. Kartais tai trukdavo valandą. Tai jeigu jūsų nežinau, mama užeitų į kambarį ir sakytų, nuvežk mane į parduotuvę, jūs turėtumėte ją atsakyti gerai po valandos, nes aš turiu užkurti savo automobilį, jis turi pašilti. Kita problema buvo rūdyjantis mechanizmą, nes kur yra vanduo, kur yra plienas, visada bus ir rūdžių. Trečioji problema buvo būtinybė dažnai sustoti papildyti vandens atsargas. Nes, vanduo išgaruodavo, garo automobilis gamina garus, jis tie garai palieka automobilį ir išgaruoja. Tiesiog išpuškuoja į išorę. Ir tai yra problema. Tai iš tikrųjų yra problema, nes kas 70 kartais, kas 60 km tekdavo sustoti papildyti vandens atsargas. Ir kartais to vandens galėjo ir nebūti. Bet Doble išsprendė daugelį šių problemų. Doble automobiliai turėjo garo kondensatorius, todėl tą patį vandenį galėjo naudoti vėl ir vėl. Taigi jiems nereikėjo sustoti taip dažnai stoti, kad papildytų vandens atsargas ilgos kelionės metu. Taip, jiems vis tiek reikėjo kartais pasipildyti vandens, nes vanduo vis tiek palikdavo, bet ne taip greitai. Garo kondensatorius, kaip suprantate, garo automobilis sudaro 3 pagrindinės dalis. Tai yra pats tas, sakykime, transmisija. Jie tokio dalyką kaip pavarų dėžė neturėjo, bet taip pat garo variklis, tai yra stumoklių tokių sistema, galima sakyti, ir garo generatorius. Garo generatorius kuria garus. Tai yra, jis pats yra gana kompleksiška dalis, jis turi degiklį ir panašiai. Jis kuria garus, jis siunčia juos į aukšto slėgio cilindrą ir jeigu automobilis yra geras, tuomet siunčia tuos garus jau tokius išsikvėpusius į žemą slėgio cilindrą, kad būtų efektyvesnis jų panaudojimas. Doble atveju, tuomet tie garai keliauja į kondensatorių, kur jie virsta vandeniu ir vėl keliauja į tą patį baką. Tai reiškia, kad Doble automobiliai galėjo nuvažiuoti netgi 1000 km, nesustoja pasipildyti vandens.
Tai buvo milžiniškas skirtumas nuo kitų garo automobilių. Be to, Doble automobiliai į savo tą į garų srautą įpurkšdavo šiek tiek alyvos. Jie apsaugodavo metalinės mechanizmo dalis nuo rūdymo. Galiausiai Doble automobiliai vienu metu šildė labai nedaug vandens. Tai yra, jie nešildė viso katilo, viso boilerio vandens. Jie šildė labai labai nedaug. Kaip kokie momentiniai vandens šildytuvai buitiniai šiais laikais. Tai reiškia, kad nereikėjo labai ilgai laukti prieš kelionės pradžią, nes tas mažesnis vandens kiekis jis greičiau pašyla. Paskutiniai Doble automobiliai beje turėjo elektrinius degiklius. Taigi žmogus ateidavo, nežinau, ar tai buvo mygtukas ar rankinėlė ar kažkas, bet jam nereikėjo lysti po automobiliu ir degti degtuku degikliu. Čia noriu paminėti, kad garo automobiliai nebuvo varomi malkomis ar anglimis, tai nebuvo kaip kokie garvežiai, kur žmogus turi su semtuvu semti anglį į degiklį, į krosnį. Tai yra absoliutus mitas, garo automobiliai buvo varomi skystu kuru, tai yra benzinu pavyzdžiui, bet nebūtinai, bet kartais ir benzinu, ir tas benzinas buvo purškiamas į degiklį, tokia migla purškiamas į degiklį, tarsi į variklį, ir ten jis buvo padegamas. Kartais iš pradžių degtuku, kartais buvo kitokios sistemos, kaip minėjau, Doble turėjo elektrinį degiklį. Ir, jie buvo pakankamai praktiškai. Įdomu, kad anksčiau vienu metu degalinėse galėdavo susitikti automobiliai, kurie buvo varomi garo varikliais ir kurie buvo varomi vidaus degimo varikliais. Tai yra, jie maitinosi degalais tose pačiose degalinėse. Doble automobiliai kainavo kaip geri namai. Jie buvo netikėtinai brangus, ar Ford Model T buvo tas įperkamas automobilis masėms. Tas Doble Model B, vienas ankstyvesnių markės modelių, iki 100 km per valandą bėgėjosi vos daugiau negu 15 sekundžių. Tuo tarpu Ford Model T per 40 sekundžių pasiekdavo savo maksimalų greitį, kuris buvo 61 km per valandą. Tai greičių skirtumas yra milžiniškas. Ar Doble net neturėjo jokios pavarų dėžės ar kažkokio kito panašaus daikto. Tai yra vientisas toks važiavimas be pavarų keitimo, be nieko. Tie garo automobiliai beje buvo visiškai tylus. Jie važiavo tyliai kaip elektromobiliai. Nes neturėjo transmisijos, neturėjo variklių, neturėjo nieko. Galbūt jie uždavo kažkiek, nes, gamindavo garą, galbūt užė degiklis, bet jie važiavo visiškai tyliai. Ir tai buvo prabangos dalis. Tai aišku klausimas, kodėl jie išnyko tuomet, jeigu buvo geri, ypač Doble garo automobiliai. Vidaus degimo varikliai atpigo. Be to, jų išlaikymas buvo pigesnis, nes jie naudojo daug mažiau degalų. Ir jiems nereikėjo tokio dažno vandens papildymo, jiems nereikėjo rūpintis tais visais mechanizmais, nes garo automobiliai yra gana kompleksiškos tos sistemos ir bet visos jos detalės yra kritinės. Jeigu suges degiklis, niekur nevažiuos. Jeigu suges boileris, tu niekur nevažiuos. Ir jie gesdavo. Jie nebuvo labai patikimi. Vidaus degimo varikliai atpigo, jie buvo patikimesni, jie buvo pigesni. Kai paplito elektrinis starteris, tie vidaus degimo varikliai tapo labai praktiški ir patogus naudoti, nes nebereikėjo sukti tos kvailos rankinos, kuri daugam sulauždavo riešą arba nykštį. Taigi, garo automobilių technologijos buvo gyvos ir gerokai po to, kai Ford Model T gamyba buvo nutraukta. Paskutiniai Doble automobiliai buvo pagaminti 1931 metais. Įdomu, kiek laiko jie dar buvo naudojami. Tai garo automobiliai buvo gyvi dar pakankamai neseniai. Mano senelis yra senesnis negu paskutiniai garo automobiliai. Tie Doble automobiliai ir Ford Model T neturėjo saugos diržų. Ir aš taip pereinu prie kito savo fakto. Tai saugos diržų idėja yra gana sena, nes prisekti žmogų prisėdinus yra gana logiška. Kad avarijos metu jis tiesiog neiškristų iš savo automobilio arba nesitrankytų po visą saloną, jį reikia prisekti prisėdinės. Ypač lėktuvuose. Ne ypač lėktuvuose, bet ir lėktuvuose. Lėktuvuose saugos diržai pasirodė daug anksčiau negu automobiliuose. Apskritai orlaiviuose saugos diržai pasirodė daug anksčiau negu automobiliuose. Anglų inžinierius George'as Cayley saugos diržus savo sklandytuvuose buvo numatęs dar 19 amžiaus viduryje. 20 amžiaus pradžioje saugos diržai jau pradėti montuoti į ankstyvuosius lėktuvus, nes po smulkių avarijų arba netgi po to
šiurkštaus tokio nusileidimo pilotai dažnai iškrisdavo iš kabinų. Tie ankstyvieji lėktuvai buvo visiškai atviri ir jie buvo nepatikimi, nesaugus, sunkiai valdomi ir panašiai. Tai tie tokie stiprus, skaudus nusileidimai buvo gana dažni ir pilotai dažnai iškrisdavo iš lėktuvų ir susižeisdavo, nors galėjo išgyventi ir likti sveiki, jeigu tik liktų savo orlaivyje. 1928 metais, pasikartosiu, 1928 metais JAV institucijos nurodė, kad lėktuvų gamintojai privalo prie kiekvienos sėdynės sumontuoti saugos diržus. Keleiviams tai nebuvo privaloma juos užsisekti, bet jie jau privalėjo būti ten. Nes buvo suprasta, kad žmogų reikia prisekti prie nejudančios salonų konstrukcijos, kad jis būtų saugesnis ne tik avarijos, bet tiesiog turbulencijos atveju, šiurkštaus nusileidimo atveju, kai kylant lėktuvas pasikreipęs labai stačiai ir panašiai. Tai jau 28 metais lėktuvai turėjo saugos diržus. Kada jūsų manimų jie pasirodė automobiliuose? Automobiliuose saugos diržai pasirodė daug vėliau. Štai JAV gamintojas Nash saugos diržus pradėjo siūlyti 1949 metais. Ir žmonės jų nenorėjo. Žmonės ateidavo į Nash salonus ir sakydavo, pašalinkite saugos diržus, tada aš pirksiu. Tiesiog buvo tragiškai nepopuliarus sprendimas ir žmonės nenorėjo saugos diržų. Jie ne tik nenorėjo jų segėti, bet jie norėjo, kad jų nebūtų automobiliuose. Saab GT 750 1958 metais tapo pirmuoju automobiliu su saugos diržai savo standartinės įrangos pakete. Jau kitais metais, 59 metais, Volvo pristato standartinius 3 taškų saugos diržus, tokius, kokius naudojame dabar, daugiau mažiau tokius. Tai jau tais 58-59 metais jau buvo tie standartiniai saugos diržai automobiliuose ir jie labai greitai išplito, nes nebuvo užpatentuoti taip, kad būtų, kad kiti gamintojai negalėtų jų naudoti. Bet to buvo labai daug tyrimų rodančių, kad saugos diržai gelbsti gyvybės. Jų buvo labai daug. Netgi liudininkai įvairių avarijų, tai yra gydytojai, policijos pareigūnai, dažnai sakydavo, kad žmonės, kurie yra prisisegę, jie patiria mažiau traumų. Tai kaip manote, kada ES įsigalioja toks visuotinis reikalavimas, kad visuose automobiliuose privaloma segėti saugos diržus? 2006 metais. Tai yra, Lietuva jau buvo ES narė, kai visuotinis reikalavimas visuose automobiliuose segėti saugos diržus tapo privalomas visose šalyse. Buvo nacionalinių tokių atskiruose šalyse išleistų įstatymų, kad saugos diržai yra privalomi, bet visuotinis ES nurodymas, kad saugos diržai yra privalomi visuose automobiliuose, buvo išleistas 2006 metais. Jis išleistas 2003 metais, įsigaliojo 2006 metais. Tiesa, jeigu jūs turite geresnę atmintį, jūs pasakysite, tai yra nesąmonė, saugos diržai buvo privalomi ir anksčiau. Taip, reikalavimas segėti saugos diržą lengvuosiuose automobiliuose, ypač sėdint priekyje, galiojo daug anksčiau. Tačiau būtent 2006 metais tas reikalavimas apėmė visus automobilius, tai yra ne tik tuos, kurie sveria mažiau negu 3,5 tonos. Sunkvežimių vairuotojai, daug vyresnių sunkvežimių vairuotojų prisimena, kad anksčiau, netgi 21 amžiaus pradžioje, ne visur Europoje reikėjo segėti saugos diržą. Vėlgi, ne visur, nes tas ES reikalavimas jis atėjo 2006 metais, bet kai kur jau buvo tų vietinių nurodymų, kad saugos diržai yra privalomi. Ir tai yra šiek tiek keista, nes saugos diržai iš tikrųjų gelbsti gyvybės, bet sunkvežimių vairuotojams kartais jie buvo neprivalomi, gana ilgą laiką. Dabar jau yra privalomi. Ir netgi dabar daug yra tokie tyrimai, kurie nurodo, kad kartais netgi 30%, 20% sunkvežimių vairuotojų kartais nedėvi saugos diržų, nes jie mano, kad tai yra nepatogu, nes jie sėdi kabinoje labai labai ilgą laiką. Kalbant apie reikalavimus, vėlgi pereiname prie kito fakto, jūs tikriausiai žinote, kad anksčiau lėktuvuose buvo rūkoma. Tai galbūt esate matę senose nuotraukose, senose filmuose, galbūt esate skaitę Naudom LT. Kada jūsų manimų lėktuvuose buvo rūkoma? 7-ame dešimtmetyje? Taip, tikrai buvo rūkoma 7-ame dešimtmetyje. 8-ame dešimtmetyje? Irgi taip. O 9-ame? O 10-ame? Iš tikrųjų, draudimas rūkyti lėktuvuose įsigaliojo daug vėliau nei daugelis mano.
Pavyzdžiui, ES uždraudė rūkyti savo vidiniuose skrydžiuose tik 97 metais. 97 metais įsigaliojo tas visuotinis draudimas. Vėlgi buvo tokių nacionalinių draudimų, buvo oro linijų, kurios draudė keleiviams rūkyti jų lėktuvuose, bet tas visuotinis ES draudimas rūkyti vidiniuose skrydžiuose įsigaliojo 97 metais. Skrydžiuose į ne ES šalis buvo rūkoma ir toliau. Štai Air France, o Prancūzijos oro linijos, rūkyti savo lėktuvuose uždraudė tik 2000 metais. Tik 2000 metais Air France uždraudė rūkyti visose savo lėktuvuose. Be to, kai kurios pasaulio oro linijos ir toliau leido rūkyti, ypač pilotams. Pavyzdžiui, Kinijoje draudimas rūkyti pilotų kabinoje įsigaliojo 2019 metais. Iki pat 2019 metų Kinijos lėktuvuose pilotai galėjo rūkyti. Draudimas rūkyti lėktuvuose pasaulyje įsigaliojo taip po truputį. Jis buvo ruošiamas jau kurį laiką ir pasirodydavo tokie vietiniai draudimai. Vienu metu buvo uždrausta, pavyzdžiui, rūkyti Turkijoje, buvo uždrausta rūkyti Skandinavijos šalyse, buvo tokie, jeigu skrydis trumpesnis, oro linijos dažnai draudė rūkyti, nes sakydavo, parūkyk prieš skrydį, parūkysi po skrydžio, nereikia rūkyti skrydžio metu. Ir tai parodo, dėl ko rūkymas skrydžio metu apskritai buvo uždraustas. Tai buvo susiję ne su saugumu ar nerūkančių keleivių pasipiktinimu, o tiesiog su tvarka. Nes prarūkytus salonus reikia valyti dažniau, juos reikia prižiūrėti geriau, tie dūmai yra pilni darvų, kurios nusėda sienas, įsigeria į apmušalus, kartais nukritusi cigaretė gali pradeginti skylę kilime arba, nežinau, sėdynėje. Rūkymas nebuvo susijęs su saugumo kažkokiamis problemam. Tai buvo tiesiog su tvarkos problema ir tiesiog tvarkyti, prižiūrėti prirūkytus salonus yra daug brangiau. Bet to tie dūmai netgi pasiekdavo ventiliacijos angas, jie įsiskverbdavo į visokius vožtuvus, sklendes ir panašiai ir juos užkimždavo, nes cigarečių dūmai yra pakankamai lipnus ir jie gali pridaryti tokių problemų, kurios galbūt nebūtinai yra susijusi su saugumu, bet yra susijusi su brangesne priežiūra. Galiausiai, noriu pakalbėti apie tai, apie ką esu kalbėjęs Nodom.lt Facebook puslapyje. Jeigu sekate Nodom.lt Facebook, žinote, kad esu branduolinės energetikos šalininkas. Nenoriu sakyti gerbėjas, nes, energetikai gerbėjų nereikia, bet aš nemanau, kad branduolinės energetikos reikia atsisakyti. Yra šalių, kurios atsisako branduolinės energetikos, yra žmonių, yra grupių, kurios protestuoja prieš branduolinės energetikos egzistavimą. Aš atsimenu, prieš porą metų ar pernai buvau Italijoje ir ten mačiau tokius plakatus, kur buvo parašyta, kad ne, branduolinė energetika yra labai nešvari, yra susijusi su tarša, nes urano gavybai reikia didelių sunkvežimių, urano paruošimui reikia didelių gamyklų ir panašiai. Iš tikrųjų, branduolinė energetika yra susijusi labai daug mitų ir daug jų, man atrodo, tiesiog apskritai neteisingi ir lengvai paneigiami ir, juos kursto traumas ir tiesiog klaidingas suvokimas, kas yra branduolinė energetika. Žmonės galvoja, kad ji nėra švari, ji yra pavojinga, brangi, sukuria problemų visoms ateities kartoms. Tiesiog amžinybei sukuria problemų. Ir aišku, Černobylis su Fukushima prisidėjo prie to įvaizdžio kūrimo. Bet to neinformuoti žmonės turi labai tokį keistą suvokimą, kas yra branduolinės atliekos. Kai pasakau kam nors, kad esu branduolinės energetikos šalininkas, man skaitytojai kaip alternatyva dažnai siūlo kitą kelią. Tai yra, reikia susikoncentruoti į vėjo ir saulės energetiką. Nelyginsime šių trijų elektros gamybos būdų, galbūt kad nors kitą kartą, galbūt kai turėsiu svečių, nes aš nesu ekspertas, aš nenoriu kalbėti apie tai, ko nesuprantu, tiesiog aš manau, kad branduolinės energetikos nereikėtų atsisakyti. Bet kuris iš šių trijų elektros gamybos būdų jūsų manymu yra jauniausias? Galbūt atominė energetika? Galbūt saulės energetika? O galbūt vėjo energetika? Iš tikrųjų, atominės elektrinės nėra tokios senos. Daug šios tinklalaidės klausytojų yra jaunesni negu seniausios atominės elektrinės. Priminsiu, kad Antrasis pasaulinis karas buvo užbaigtas 2 triuškinančiais atominių bombų smūgiais. Tai yra 1945 metais jau buvo panaudotos atominės bombos. Tačiau pirmoji eksperimentinė atominė elektrinė pradėjo veikti tik 1954 metais. Sovietų sąjungoje
Tai buvo gana santykinai maža elektrinė, nes tai buvo eksperimentas. Tai buvo eksperimentinė elektrinė. Pirmoji didelė jau ne eksperimentinė atominė elektrinė atidaryta Anglijoje 1956 metais. Ji taip pat gamino plutonį atominėms bomboms, todėl tai buvo dviejopos paskirties pramoninis objektas. Pirmoji didelė atominė elektrinė, kurios vienintelė paskirtis buvo elektros gamyba, atidaryta 57 metais Pensilvanijoje, JAV. Atominė energetika yra gana jauna. Nemažai šios tinklalaidės klausytojų ar jų tėvų yra vyresni už atominę energetiką. O dabar pažiūrėkime, kada atsirado vėjo energetika ir saulės energetika. Vėjas, aišku, naudojamas tūkstančius metų, bet ne elektros energijos gamybai. Tai yra burlaiviai keliavo aplink pasaulį ir malūnai malė miltus ir panašiai. Vėjas darbui, vėjas kelionėms naudojamas labai labai ilgą laiką. Bet pirmosios elektrą gaminančios vėjo jėgainės buvo pastatytos XIX amžiaus pabaigoje. Jos buvo pavienės, nedidelis, tiek energija vienam namui, vienam dvarui, kartais vienai lemputė. 1908 metais Danijoje jau buvo 72 vėjo turbinos, gaminančios elektrą. Tarpukaryje keliose šalyse veikė vėjo turbinų gamintojai. Beje, net ir tarpukario Lietuvoje buvo platinama informacija, kaip kaimuose pasistatyti vėjo turbiną, kad būtų galima įsijungti radiją, įsijungti elektros lemputę virtuvėje ir panašiai. Tai buvo platinama tokia informacija, leidiniai, kaip patiems susirinkti vėjo turbiną savo kieme, kad būtų galima klausytis radijo, kad būtų galima išgirsti informaciją iš Kauno. Pirmoji daugiau nei megavato galios vėjo jėgainė buvo pastatyta 1941 metais. Taigi visa tai buvo prieš branduolinės energetikos atsiradimą. Tiesa, teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tie pirmieji dideli vėjo jėgainių parkai, tas jau didelis vėjo elektrinės atsirado gerokai vėliau nei atominė elektrinė. Ir tuos dalykus tikriausiai būtų logiškiau lyginti. Tačiau jei žiūrėtume tik į technologijos amžių, atominė energetika yra jaunesnė negu vėjo energetika. O kaip dėl saulės? Pirmusios fotovoltinės plokštės saulės energijai gaminti buvo pagamintos dar XIX amžiuje. Jos buvo labai neefektyvios, nepatikimus, bet jos gamino elektros energiją. Bet to pats principas nebuvo gerai suprastas, bet tyrimai prasidėjo, tame XIX amžiuje. Nikola Tesla, labai garsus išradėjas, 1901 metais užpatentavo saulės jėgainę. 1901 metais. Jis užpatentavo, jos neišpopuliarino, nepradėjo gamybos, bet jis jau užpatentavo. 1905 metais Albertas Einšteinas paaiškino fotoelektros principais, paaiškino, kaip saulės šviesa gali būti konvertuota į saulės energiją ir už tą mokslinį darbą 22 metais jis buvo apdovanotas Nobelio premija. Tos pirmusios ankstyvusios saulės energijos gamybos plokštelės buvo labai neefektyvios. Jos buvo tiesiog švaistė energiją, bet ta energija buvo nemokama, jos tiesiog negalėjo pagaminti daug energijos, nes buvo mažos, labai neefektyvios, labai neišsivyščios, bet tai buvo pradžia ir technologijos po truputį tobulėjo. Pirmusios silicio pagrindo fotovoltinės plokštės sukurtos 54 metais. Tais pačiais metais, kai Rusijoje pradėjo veikti ta Obninsko atominė elektrinė. 63 metais pradėta masinė saulės plokščių gamyba. Pirmųjų didelių saulės jėgainių, tų, kurias galbūt matote kartais važiuodami keliais, dar teko palaukti, nes technologija buvo brangi ir investuoti ją nebuvo didelio noro, ypač dėl to, kad atominė energetika atrodė kaip tikra ateitis pasauliui, kaip švari, gaivi ateitis, kurią galima pasikliauti. Bet tiesa yra ta, kad taip, saulės energetika yra jauna, vėjo energetika yra jauna, bet ir branduolinė energetika yra jauna ir jos vystėsi labai panašiu metu. Jų istorija yra įkomponuota, įrėminta tame pačiame laikotarpyje, kuri jauniausia priklauso nuo to, ko laiko juostoje ieškote. Jeigu ieškote pačios technologijos, tai atominė energetika yra jauniausia. Be jokios abejonės. Jeigu žiūrite į elektrinės, tuomet saulės energetika yra jauniausia. Bet turbūt tiek. Tikiuosi, kad jums papasakojau bent šiek tiek įdomių faktų ir svarbiausia, kad pakurščiau jūsų smalsumą, galbūt nersite į vieną iš šių dalykų šiek tiek ateidžiau ir patirinėsite, nežinau, energetiką arba skrydžių istoriją arba
garo automobilius ir panašiai. Ačiū, kad klausėte. Priminsiu Jums, kad užsuktumėte į šio įrašo aprašymą ir pažiūrėtumėte į ten esančias nuorodas, ypač į Nuodum.lt socialinių tinklų paskyrius ir Contribui. Ir